ką, sveiki visi, turime mano seną gerą projektą Piaggio NRG Power 2007 metų. Kodėl aš darau šitą video, sakau, čia yra pabaigtas jau vos ne projektas, tai kadangi atvažiuotas Euro sezonas, išlindo keletą defektų, kurios norėčiau pasitvarkyti. Tai yra posūkiai kartais dego, nemirksi, gazas užstringa, va galiu pademonstruoti. Op, Max pariega užtraukeris laikas. Trumpina kos temperatūros daviklis, kai į šitą pusę suki vairą. Va, garsas kažkoks yra, ar iš golio, ar kažkoks, nežinau, kažkas liečias, reiks pažiūrėti būtinai. Taip pat transmisiją persižiūrėti, kaip po sezono laikos, ar ten diržas tvarkingas. Nu, žodžiu, va, lengva tokį aptarnavimą pasidaryti. Įsivariau į garažą, tai pradėsim nuo dangčių nuėmimo. Atsisuk. Kokį būdų. Davai šitą dar. Važiuojam. Judam. Nu, čia oro nebėra. Nu va, žodžiu, transmisiją išsiardžiau. Šiaip viskas gan gerai. Niekas per sezoną labai neatsitiko blogo. Manau, reikės tik tais šitą sankabos lėkštutis susitepti iš naujo. Ir dėl ko, pavyzdžiui, kojelė man neveikia, tai aš manau, galbūt radau bėdą. Senelė skiriasi čia, aš nežinau, gal kamera matos, bet ta yra šiek tiek storesnė senelė, tai galbūt dėl to man kartais ta kojelė ir nesugrįžta. Šitą draugas atidavė nuo savo senesnio NRG, dėl to ta kojelė kartais ir nesugrįžta iki galo. Tai pamanysim įdėti mano originalią detalę ir galbūt viskas bus gerai. Tai va, išardam sankabos lėkštas, pakeisim dabar solidolą visą profilaktiškai. Smooth. Pavyko sutvarkyti tą nelemtą, kai vairą pasuki cypimą. Dabar va, viskas idealiai sukinės, lėtisi šitos greičio matuoklio laidas, tiesiog va ten buvo, arba nesimato. Žodžiu, čia vat buvo toks lėtis ir kai sukos ta guma trynėsi į tą vat plastiką ir tokį garsą skleidė įdomų. Nes man buvo ir keista, kodėl tik į tą pusę sukus yra tas garsas, tai jo. Patvarkiau dabar ir garso nebėra. Žodžiu, iš neturėjimo ką veikt, sugalvojau vieną tokį seną defektą pabandyti sutvarkyti, papoliruoti va šitą vietą. Čia yra nuo praeito savininko įbrėžimas ant lempos, tai bandysim jį panaikinti. Tai va, apsiklijavau būtent tą vietą, kurią noriu poliruoti. Ir dabar pradėsiu su aštresniu švitriniu ir vis mažinsiu švitrinį, ko žymiai švelnesnį. Ir tada jau, kai prieisim prie labai švelnaus, jau poliruos. Susišveičiau su 500, po to 800, 1500 ir 3000. Tai dabar tokį turim rezultatą. Jau, sakyčiau, nes, sakykim, kas buvo prieš tai baltas toks nubrėžimas žiaurus, jau gražiau yra. Ir dar mes papoliruosim. Tai manau, susilygins su pačiu stiklu ir bus švis ledas. Nu, sudrelykė biškiai. Tokia. Pravariau. Nu ir ką, sakykit, ką norit, bet dabar, nu, galim sakyt, kiek palyginus, nu, labai gerai, kas buvo. Nepalygins. Žymiai dabar gražiau atrodys lempukės. Teko biškį išardyti čia priekį dėl gazo troso rankenas. Tai žodžiu, su gazo trosu gan yra liūdnai, nes neina suprast,
dėl ko jis neveikia, o kai pradedi tikrinti detalės, tai visur jos taip lengvai čiut padylusios ir tu žinok, ar čia gali būti kaltas, ar gali būti kaltas toks ten dalykas kaip kažkoks nusimalimas, nulūžimas, ar negali būti kaltas, tai nusprendžiau, kad galbūt reikia tiesiog pasikeisti kitą gazo rankeną, pakeisti trosą, tik nesu apsisprendęs ar viengubą, ar kur susijungia du trosai į vieną dėl tepalo pompos, kuris būdavo originaliai, bet kadangi pas mane tepalos pompos nėra, tai galvojau gal dėt tiesiog viengubą. Tai dėl šito tiksliai nežinau. Tai žodžiu, problema yra tokia, kad mano gazas prastai veikia ir, kaip ir sakiau, čia yra blogai, pakandžiota, ten išmalta, nežinau, gal tai nemaišo, bet manau, kad gali turėti įtakos tokie dalykai. Taip pat trosas pavalgytas yra, taip skaniai, matot. Žodžiu, čia reiktų, manau, pakeisti viską, kad būtų ledas. Nusipirktos 2 naujos ir 1 panaudota dalis, tai nupirkau mechaninį patsosą, nes tas elektrinis grybą pjauna, panaudotą rankeną geros būklės nusipirkau. Mane, pavyzdžiui, nebuvo šito, nežinau čia iš ko, plastiko, gumos ar iš ko čia, bet šitos detalės nebuvo viduj. Dėl to gal tas gazas gražiai nevaikščio. Universalų trosą, kurį prisitaikysim, vis dėlto nusprendžiau viengubas. Tas trosas negalėsis taip prisivaikščioti. O, krenta biškį. Ui. Dugnas out. Aš pabandysiu prakišti. Jaučiu savo snukį, nesifilmuosiu ir neįdėsiu šitos dalies. Tai bus. Nebent pakausiu sau nesiskėrė, kaip snuko rodymas. Važiuoju. O, yra. Trosas pralindo. Valyt reikia gražus oranžinis. Ką iš čia man užduotis? Visa? Jeigu neišsijims, kviesime Palgalą mano mėgstamiausią draugą. Jo, kviesime. O! Kas čia? Lūžo. Au! Tai nebereikalo keičiam. Tai, kai šitam gazo rankenos mechanizme nėra to šliaužiko, tai toks griovys pasidaro. Ir čia net skylė jau kiaurai yra prasėdus. Jo, tai... Bye, my best friend. Opa. Atsižymėjom, kur reikės šarvą kirpti, nes per ilgas yra. Dabar reiks trosą vėl lauk išsitraukti, nusikirpti ir vėl viską sujungti. Tad galės žiūrėti, kaip gazas veikia. Opa. Koks geras jausmas pakuoti naują dalį, kad ir tokia maža. Va čia tai gazas. Ne autopiloto nebebus. Nu ką, chebrytė, atėjo laikas pagaliau keisti patsosą, tai čia yra mechaninis patsosas, o čia yra nuostabusis elektrinis šūdiniausias patsosas Spirdoj, koks gali būti. Kodėl jis yra šūdiniausias? Nes jie greitai sugenda ir gaunasi, kad visada liekant įjungto ir labai dūmina, netraukia, nevažiuoja, žodžiu, nepirkit šitos nesąmonės ir parodysiu, kur jo vieta yra. Taiklus. O? Visiškai naujas patsosas. Už 11,50 €. Dvitaktis nesponsorina, bet galėtų. Ir ženkliai patogiau negu tas elektrinis. Prieini, įsijungi, kada nori, išsijungi ir nėra jokių problemų. Nėra. Pirmas bandymas bus išbandyti patsosą ir visas mūsų remontą padaryti.
Nu ką, bėdos pagaliau visos išspręstas. Tai manau, šiam video bus tiek. Ačiū visiems žiūrėsiams. Ir nepamirškite pasubscribinti šito kanalą. Būtinai palaikinti video. Ir ką nors gražaus pakomentuoti. Tai jo, šiam kartui bus tiek. Ačiū visiems žiūrėsiams. Ir iki kito karto. Mes už tos, kur atstovė pralaimėjimus.